Labas vakaras, gerbėmiai mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva ir šiandien mes susitinkame tiesiogiai iš mano miego zonos. Tiesioginė to žodžio prasme, nes atsibudau visai ganėtinai labai stipriai nesenai. Ir šiandien aš jums noriu papasakoti, kokia visgi sunki yra vlogerio dalia ir kiek daug atsakomybių krenta ant tavo pečių. Apskritai, jeigu aš sau galiu suteikti tokį vlogerės titulą. Taigi viskas prasideda nuo to, kad visi tavo draugai, visi pažįstami, giminės draugai ir artimieji, apskritai visi žmonės, kurie tave žino, pažįsta ir žino apie tavo egzistenciją, visi tikisi, kad būtent tu vlogeri, tu žinai visiškai visus įmanomus pasaulio video, tu žinai visus čystai pasaulio vlogerius ir tuo labiau tu esi grinai visus YouTube video mačius, nors tam prireiktų gal kokių 30 000 metų. Čia paguglinau šitą faktą ką tik. Tai va, ir visą laiką, kai tu šneki su savo draugais ir jie tenais užmeta kokį nors, tai o tu žinai šitą tenais su vlogeriai iš Berlyno, ten Frank Johnson, skateris ten. Nu, aš nežinau. Tai, o tu žinai šitą vlogerį ten iš Londono, ten Joanna Dogs, nežinau. O tu žinai šitą vlogerį iš Vilniaus, ten Tadžiaus vlogai. Nors man gal reikėtų žinoti. Ir jo, bet visi tikisi, kad tu žinosi visus visiškai vlogerius ir ten viską, apie visus įmanomus video. Ir tipo, ir kas svarbiausia, kad kai tu pasakai jiems, kad nežinai, tai būna tu nežinai? Kaip? Kodėl? Taigi, antras nuostabus dalykas yra tas, kad kai tu turi bent jau šiokią tokią fanų bazę Facebook'e arba YouTube'e, visi žmonės, draugai, giminės ir artimieji, kurie dalyvauja konkurse norint laimėti lūpų blizgį per Facebook'ą, visi žmonės būtinai kreipsis į tave, nes tu būtent esi žmogus megafonas. Ir tada aš susiduriu su labai didelė gyvenimiška dilema, nes iš vienos pusės aš beprotiškai noriu padėti savo draugam, bet iš draugam, giminėm ir pažįstamim, bet iš kitos pusės aš nenoriu tapti skelbimų lenta, kai būna ten skelbimų puslapis, kai būna tose pigiuose laikraščiuose, kur atsiverti ir ten vien tik tai skelbimai ir reklamos. Tai aš nenoriu būti vienu iš tų žmonių. Nors ką aš bandau apgauti, aš irgi lygiai taip pat rašau savo draugam, kurie turi fanbase, kad gal gali pasišerint, man reikia laimėti kažką tai. Ir lygiai taip pat ir savo pačios fanbase'ų kartais pasinaudoju, pavadinkim šitaip. Labai negražu žodis, bet pavartokim šitą žodį. Pasinaudoju. Negražu, negerai, nereikia taip daryti. Trečias labai nuostabus dalykas yra, o viešpatie motina žemė, čia yra pats keisčiausias dalykas, bet nesvarbu. Neduok dieve, aš savęs tikrai nelaikau kažkokią tai ten zviozdą, žvaigždę, pasaulinę lygį ir panašiai. Visiškai ne, aš savęs visiškai nieko nelaikau, bet kas yra juokingiausia ir kas yra smagiausia ir liūdniausia tuo pačiu gal, jeigu kažkur tai gatvėje kažkas tai netikėtai mane atpažįsta ir jie supranta, kad jie ką tik prasilenkė su Juiva vlogerė. Jo, aš esu visiškai lygiai toks pat mirtingasis žmogus, kaip ir bet kuris kitas žmogus šitam pasaulyje. Aš lygiai taip pat einu miegoti, aš lygiai taip pat atsibundu užtinus, aš lygiai taip pat einu į tualetą, aš lygiai taip pat valgau, aš lygiai taip pat miegu kartais ir nemiegu. Nu, žodžiu, aš darau visiškai tą patį, ką daro bet kuris kitas pasaulio žmogus. Aš, tiesiog esu eilinė asmenybė ir viskas. Bet, kai mane pamato kažkas, kas žiūri mano video blogus, aš tampu tiesiog kito pasaulio atstovė. Ieva, čia tu, aš tave žinau. Galim nusifotkint. Aš neduok dieve, tikrai nekraunant šitų žmonių, man beproto smagu, kai sutinku žmogų, kuriam mano video beproto patinka ir kuriam tiesiog yra smagu mane sutikti, bet iš kitos pusės man to pačiu yra labai liūdna, kad kodėl reikia garbinti kažkokią vieną konkretų žmogų labiau, negu mes kažką kitą garbinam. Manau, kad reikėtų lygiai taip pat vienodai gerbti visus žmonės, kurie jūs supa, nes visi lygiai taip pat nusipelnė kažkokios tai pagarbos. Ir tai, kad žmogų matai žymiai dažniau socialiniai medijoje, nepadaro to žmogaus kažkokiu tai nuostabesniu, geresniu, protingesniu ar gražesniu. Jis tiesiog dažniau skelbia savo veidą socialiniai medijoje. Tai neturėtų jūsų paskatinti to žmogaus kažkaip tai garbinti ir panašiai. Jeigu jis kažką nuostabaus yra nuveikęs mūsų žmonėm, aplinkiniam, jeigu jis kažkaip tai gelbėja visuomenį ir panašiai, tada jo, žmogus nusipelnė daugiau pagarbos. Bet vien už tai, kad jis tiesiog dalinasi savo veidų socialiniai medijai, tai nepadaro juo kažkokiu tai ten
nuostabiu žmogumi. Tai va, tai sekantį kartą, jeigu sutiksit savo mylimą vlogerį, arba galų gale, jeigu netyčia sutiksit mane, prisiminkit, kad tai jūs esate tas nuostabus žmogus ir, tipo, čia aš su jumis labiau norėčiau nusifotkinti, negu kad jūs norit su manim nusifotkinti. Aš tiesą sakant, tiksliai nežinau, ar aš kažką tai prasmingo pasakiau per šitą videoblogą. Bet kokiu atveju. Ačiū, kad žiūrėjote šį videoblogą. Jeigu jūs irgi žiūrite šitą videoblogą savo miego karalystėje susivinioja į patalus, nepamirškit paspausti like knopkutės. Ir tiek šiam kartui sėkmės ir iki susitikimo kitą trečiadienį. Iki. Jeigu jūs irgi gulit pataluose žiūrėdami šitą video, nepaspausit.